Taigi, gavom komentarą, kad reikia apžiūrėti Ethereumą. O taip pat, jeigu jūs norit, kad mes apžiūrėtumėm kokią nors kitą valiutą, gal jūs prekiaujate tą valiutą, gal turit nusipirkę, gal galvojat nusipirkti, tai irgi parašykit komentaruose ir mes būtinai pažiūrėsim. Ir taip pat užmeskit laiką ant šio video. Ethereumas. Tai mes bouncinam tarp šitų supply ir demand zonos. Nu, čia aš turėjau labai gražų shortą. O nuo šitos demand zonos mes turėjom ir čia labai smulku, čia jau ant 3 minučių time frame turėjau ir break of structure pirmuosius. Ir tada turėjau fair value gapą čia, nuo kurio įtreidinau ir kai jau gavom displacementą, kuo labiau šitoje vietoje kilom į viršų, aš kelias pozicijas atidariau, dėl to tas mano entris ir nėra pats gražiausias. Tuo metu nebuvo pats gražiausias, bet kaip matom, dabar yra viskas gerai. Turim labai gražius rezultatus, targetai visi šone štai čia sumesti. Ir belieka laukti, kol Ethereumas supildys juos visus. Didžiąją dalį Ethereum pozicijas jau uždariau, kas yra truputėlį gaila, bet dalis yra vis dar atidaryta ir dabar jau smulkesnėmis dalimis uždarinėjau. Ir iš scalp trade'o, kas buvo tuo metu, visiškai paliko swing trade'as ir dabar jau paliksiu ilgam jį atidaryti ir apie jį galėsim daug ir kalbėti ir pažiūrėti, kokios toliau tendencijos bus. Bet kad ateinantį ciklą Ethereumas bus praaugęs Bitcoiną, čia yra kainos atžvilgių ir ką verta bus labiau pirkti ar Bitcoiną ar Ethereumą, tai Ethereumą 100%. Tai būtina turėti, buvo, vis dar yra tam tikrose vietose, kai bus retracementai galima dar Ethereumą susipirkti, bet kažkaip man rodosi, kad artimiausiu metu, nežinau, ar šiais metais tai tikrai atrodo, kad vėl nusimato 3,5-4K, bet 7K, taip pat kaip mano projekcija ir Bitcoinui 84-86. Tai gal čia kiek drąsiai pasakyta, bet labai norėtųsi šitos skaičius pamatyti. O kol jų nematom, tiesiog galim mėgautis šitą atidarytą poziciją, daugiau nieko daryti mums liesti nereikia. O apžiūrėsim dar mūsų signalų grupės kitas pozicijas kitomis dienomis per savaitgalį. Šiandien porą pozicijų atidarėm, tai apžvelgsim jas ryt ir poryt. O jeigu jūs norit kartu su mumis treidint, turėti tokius rezultatus, išmokti, svarbiausia treidinti ir be mūsų pagalbos, tai mes turim techninės analizės mokymus, mes turim signalų grupę, mes turim diskusijų grupę, mes turim copy tradingą, kur jūs galite kopijuoti mūsų treidus. Tai turim visą paketą paslaugų. Vien šiandien prie mūsų narių prisijungia 5. Tai jeigu jūs norit prisijungti, tai prašau, užsukite mūsų telegramą ir lauksim iš jūsų žinutės.